Sveiki visi. Atėjo suoliukas naujas. Katinams suoliukas. Beliko tik kojas įstatyti, įsukti. Bet jau šį kartą dėsiu, kaip sakant, apsaugas. Užtiesiu neperšlampamą medžiagą. Ane, kačiuk? O nieko čia iš tikrųjų sudėtingo. Viena moteris parašė, kad neturėtų kantrybės tokiems visokiems baldams surinkti. Aš tai kantrybės neturiu vyro laukti. Kartais reikia visą savaitę laukti. Tai žinokit, bet va taip ir gaunasi, kad teko pačiai išmokti. Nu, čia nėra sudėtinga iš tikrųjų. Aš truputėlį pakimus, nes čia šilta pas mus, aš čia visur langus prasidarius. Žodžiu, ir naktį, ir dieną, ir slangą žiūriu. Nu va, kojytės ir prisuktos. Nešame viršų. Geras toks suoliukas. Tik aišku, reikės uždengti, nes šitaip sudraskis visą. Sudraskis sumyš, žodžiu. Reiks uždengti, taip. Kota vėl, nori lauką. Laukinė katė. Eik. Kojotas vakar labai sukiojosi. Mačiau, labai sukiojosi. Tigras buvo kaip tik, tupėjo ant šiukšlių dėžės. Aš pamačiau kažkaip tai per kamerą, gal po kokių 10 minučių. Atidariau duris, pasižiūrėjau, tigras dar buvo, tai jisai tiesiai namo. Jis išsigandęs irgi buvo, nes, žinoma, tomai, kas yra kojotas ir bijo jisai jo. Kol kas va šitą patiesiu, nes jisai kaip ir apsaugo nuo drėgmės, neperšlampamas toksai, nežinau, atseit. Po to aš pagalvosiu, kaip gražiau padaryti. Turiu visokių ir kailiukų, kurie, sintetiniai plaunasi, tai gal juos uždėsiu dar ant viršaus. Ir ką mes čia niuchinam? Vis tiek užuodžiat. Katinai vis tiek užuodžia tokius dalykus. Vis tiek užuodžia, Mes neužuodžiam, o katinai užuodžia. Kas kur pažymėta, kas kur padaryta, taip, kur SMS-ke parašyta. Nu va. Čia šiaip dėl jūsų, aišku. Bet ir šiaip fainas toks suoliukas. Anas toks buvo sunkus. Labai sunkus, jis buvo metalinis. Su dėžėm ten buvo kaip batų dėžė iš tikrųjų. Dermatinas ten plovėsi. Jisai buvo nudažytas, nupurkštas, žodžiu. Aš jau jį norėjau senai išmest, bet ir miskam tu čia mesi, tigriukas padarė gerą darbą. Bet paskui gaila buvo, kai sumyžo, aišku. Uostik. Čia tas plėdukas iš tikrųjų nuo ten nuimtas. Aš tam ruošiuosi siūti. Kačių namai, žodžiu, kačių namai ir turim galvoti dėl katyčių viską. Viską daryti dėl katyčių. Bet aš žiūriu taip už lango, koks ten šiukšlynas, šiemet reikės irgi su irmiu nugrebti viską čia, tuos lapus, nes, labai jau čia šiukšlynas. Lapų daug, visko daug. Dar matau, ten kaimynai išnešė šiukšlės, žodžiu. Va čia raudonas spalva iš vis ne prie ko, ir jie draskavo tuos visus reikalus. Čia mūsų slėptuvė. Ko čia tik nėra, pagrindė koinės. Pagrindė koinės, aišku. Tas naujos koinės sumėtos. Aš tai paliksiu tai sudraskiais. Reikia uždengti bent jau kažkom. Plenduką uždengsiu, kad nelystų. Čia mes, kai atsikraustėm, pas mus buvo problema su baldais. Mes jų neturėjom visiškai. Ir pas mus tie finansai tokie, kaip sakant. Mes neturėjom sofkės. Pirmame aukšte mes pirkom raudonus tokius foteliukus. Ir prie to raudono foteliuko derinau pufiką tokį.
Bet gavosi taip, kad mes tuos foteliukus iš sėdėjimo savo tokią pastovaus išklibinam, kažkurį tai atidavėm, kažkurį tai išmetėm, nes ten sulūžo. Ar mes juos abudu atidavėm, neatsimenu. Pufikas liko. Bandėm pufiką parduoti. Pasiūlė 20 baksų. Da, galvoju, ne. Tebūnė jisai būna pas mus. Tai va ir visados aš jį maskuoju, nes ta raudona spalva, tai čia iš vis ne prie ko. Miegoti, taip. Bet dar kažkas neduoda miegoti. Lenda pakaldra krapšto. Kojas kutena. Elektra. Simukas miegi. Simuk. Kapučinas. Kaip gera, ne? Kai dėdo nėra namuose. Galima ir lovai miegoti, ne? 3 katinai pagrinde miega lovai. Nors kai dėdas miega kartu, tai vis tiek jie kažkaip įsipaišo. 2 katinai vis tiek įsipaišo kažkaip. Elektra, nubaigtų ten krapštytei. Krūta mano kojas jai. Kas vyksta? Simai, kur šliopinė? Čia jie migruoja. Nu, ir kas čia ką gaudo? Nėra čia pelių, nėra. Šiandien nelabai šilta. Vėsoka. Neduoka. Jejoj. Nu ką, mūsų krepšelis toks nemenkas. Nu jo, čia bus kas. Pilnas. Todėl, kad dėžės didelės. Viską, kaip sakant, užbaigiam. Šunims maistą užbaigiam ir alus tai, kaip sakant. Ta duona? Čia jo, čia kasdieninė duona skista. Kamerą naują nusipirkom. Uogienė. Čia be pridėtinio cukraus, tai vat ir pasiėmiau. Tipo natūralus, nu kiek iš uogų yra cukraus, vat va, parodau, nes žiūriu, ko taip tuščia lentyna, kodėl čia visi tai perka. Bananai. Pienas. Viską, ką mes naudojam, visokiai tualeto valykliai, minkštikliai, palutės, žodžiu. Mes gavom atgal, kaip sakant, tuos pinigus po metų laiko naudojimo. 2 kartus gavom. Tai va, išnaudojam tą kortelę ir dar damokėjom. Tai tada mokėjai kažkiek. Iš viso... Nu, iš viso tai suma tokia nemenka. Čia ta kamera tiek kainavo, kiek jinai kainavo. Kamera kainavo 120. Nu taip. Tai pamačiau, kad virsta mano gėlės ir reikėjo galvoti, ką čia daryti. Priraizgiau, pasitarnavo tos lipučkės, bet aš sakiau, nupirksiu vienos spalvos, kad nebūtų čia margomyno. Kol kas tai palieku, nes jau išvirto man tos gėlės ir šita išvirto, žodžiu.
laikinai, nes nemėgstu, kai būna marga, čia priraizgyta, tegul būna priraizgyta tik vienos spalvos, nemėgstu, bet tokia išeitis žodžio, va tokia. Kol jos man nepradėjo virsti, tol aš nieko negalvojau. Anesimuk, mamka tokia užkimus. Vat pas mus sekmadienis, saulutė išlindo, šiaip tai kelios dienos buvo apsiniaukę. Jau ir naktį buvo minuso. Praeiname pro kvepalus. Dar vieni atsirado. Labai skaniai kvepia. Eina savo, žinokit. Aš nesuprantu, kaip šitaip jie taip skaniai kvepia. Kiekvieną, ką nusipirko, juk aš aklai perku tas kvepalus, bet aš tokia šokiruota iš tikrųjų. Nušokiruota gerąja prasme, aišku, nes tie kvepalai nėra brangus o kvepia kaip nežinau kas. Šitą gėlę irgi išsiplėtus man visą. Ką čia augina, lapą augina, žodžiu. Kai kam patinka gyventi, tas gyvena, kai kam nepatinka, tas išeina. Va dar šitą reikėtų man, aš kaip ir idėjų paremiau, bet ją reikėtų vis tiek, pririšti kažkaip. Galvoju, su šniūrais tai čia netinka. Tai vat lipučkių reikia pripirkti. Čia pasinga džiunglės toj bus. Jo. Kažkaip sutilpa ta, ne? Šitą palėti, aišku. Išdžiuvo taip greitai. Viskas čia išdžiuvo. Reiks pripilt vandens. Ryžikai, kelkis. Vėgaliau. Vienintelis katinas, kuris likai nenukirmintas. Visiems jau sudavėm po tabletkas. Kam po 2, kam po 1. Tu vienas likai. Aha. Tu vienas likai nesušertas tabletko. Anksčiau kažkaip mes taip dažnai neduodavom, bet dabar daugiau katinų tai duodam kas 4 mėnesius. Sako, kas pusmetį, bet Lietuvoje man veterinarė sakė, kad geriau kas 4 mėnesius, jeigu koks nors išeina į lauką, tai geriau dažniau. Ir iš tikrųjų taip, nes tigras išeina ir mona išeina, ir puma išeina, žodžiu. Labas. Šitas tai žadintuvas. Šitą pradeda rytais kojas kutent. Taip, elektra. Keli šeimininkė. Na, o to kapučinas lapus gaudo. Ne, skraido lapai, taip. Vėjas toks pakilęs kažkiek yra. Tai lapus nešioja ir kapučinas gaudo. Naktim pas mus minuso truputėlį yra. Šią naktį gal kokie -7 buvo, bet dienom pliusinė temperatūra. Aš dar tokia biški pakimus, bet aš nesuprantu tokia visa. Dar šiaip slaugos jau tokios kaip ir nebeturiu.
Kartais tik tais išsipučiu nosį. Žvirbliai kaip duodasi. Šiandien jau saulytė išlindo, ne, kapučinai. Tai pabaigai noriu parodyti, ką aš čia tokio pasiuvau. Pasiuvau va tokį užvalkalą ir viskas. Taip, kapučinai, taip. Kapučinas mėgsta ant šito pufiko gulėti. Mes tada, kai buvom Aldiniai, nupirkom tokį užvalkalą, čia toks kaip ir specialus, šunims ant sofkės užtiest, toks didelis buvo. Tai pamiršį sukarpiau ir va tokį dalyką pasiuvau. Aš jau senai norėjau, bet galvoju, reikia ieškotis medžiagos. Čia visgi ne Lietuva, čia yra truputėlį kitaip, sunkiau. Ir $15 mokėjome už tą užtiesalą, tai manau, netaip jau ir brango. Sugeria drėgmę, tai aš manau, jeigu vdruk katinėlis mano padarys ką nors, gal nesugadins to pufiko. Čia tiesiog uždedu tokį pleduką, nes, katinams patinka, kuo minkščiau, to geriau, aišku. Senai jau taip reikėjo padaryti, bet, ką padarysi. O čia tiesiog užtiesiau kailiuką, papačia tas pats pledukas. O taip va. Ir aš dar sakiau, palutę užtiesiu. Maža ką, kaip sakant. Šitie visi plaunasi, tai be problemos. Tie kailiukai kažkada ant žemės sėdėjo. Sintetiniai jie gerai, iš tikrųjų, plaunasi. Kailis, aišku, faina, bet su katinais kailio negali naudoti. Taip. Apvėmėt, sumežat, žodžiu. Tai va, man taip gražiau galbūt. Čia nežinau, kol kas laikinai, bet čia gal kokią puokštę padėsiu. Nežinau, kad sunku pasakyti, ką aš čia padėsiu. Kažką padėsiu, bet kol kas taip padėjau. Viskas yra laikinai. Noriu aš iš tikrųjų dar tokias gražias užuolaidas pakabinti. Bet dabar elektra tas užuolaidas drasko ir taip toliau. Norisi tokio jaukumo, vis tiek kažkokios tai užuolaidos norisi. Sugalvosiu, kaip ir esu nusižiūrėjus, bet jos labai brangios, $50 kainuoja, bet gražios tokios. Iš šonus taip suimt. Gražu būtų. Mes vis tiek norim kažkokio tai estetinio vaizdo, ne? Taip. Tai vat, toks mano ir darbelis šios savaitės. O gėlytėms, užsakiau tokias juostelės, lipučkės tos, jinai dar gali kirptis per pusę, tai aplamai man ilgam šitos juostelės. Kažkur tai $10 kainavo. Kiek čia metrų nežinau, kad ir inčiais nežinau, kiek čia yra. Šiaip turėtų rašyti, bet nematau. Nesvarbu, ne? Tai perdarysiu viską gražiai, su viena spalva, kad to margumino neliktų, žodžiu. Tai tokia mano pabaiga šio filmuko. Ties kuom prasidėjo, ties tom ir baigėsi. Galbūt nuobodžiai kai kam, bet čia yra mūsų rutina tokia, nežinau, mūsų tokia rutina, mūsų toks gyvenimas. Mes ne tie žmonės, kurie ten ištisai keliautume, kažkokiu tai įspūdžių gaudytume, nes pas mus šeiminėlė tokia, matot, nemažai, kad katiniška, augalai ir taip toliau. Taip mes gyvenam, tokia mūsų rutina ir mano gyvenimas ir sukasi aplink visą šitą reikalą. Tai išsitraukiau kvepaliukus šituos, aš dar šiandien nesikvepinau, tai aš manau, kad apie juos ir pakalbėsiu. Ir jūs pamatysite sekantį video apie šios kvepalus. Gerai, ačiū už dėmesį, geros jums nuotaikos, gero artėjančio savaitgalio, o mes susitiksime jau greitai. Iki.